seniūnas Vidūnas Sadauskas, Lietuvos socialdemokratų frakcijos Vilniaus miesto taryboje seniūnas Povilas Pinelis ir mišrios grupės atstovas Aleksandras Nemunaitis. Tai trumpai pradėsiu aš, po to kolegos taip pat turės pasisakymus ir mielai, jeigu bus, atsakysime į klausimus. Praėjo metai ir noriu pasakyti, kodėl susirinkome čia prie šio pastato, kurį Valdas Benkunskas rinkimų kampanijos metu vadino Maskvos namais arba Rusijos šnipų irštva. Ir žadėjo iš karto, kada bus išrinktas, kuo skubiausiai jį nugriauti. Praėjo lygiai metai, anot Valdo Benkunsko, šnipų irštva toliau stovi. Nors priminsiu, čia galėjo būti tikrai įsikurti tarptautinė Ukrainos mokykla, jeigu tie patys konservatoriai tarybos posėdžio metu nebūtų sugriovę kvorumo ir būtų taryba priėmusi sprendimą šį pastatą perimti ir suteikti panaudos teise Ukrainos tarptautiniai mokyklai ar kitai panašiai funkcijai. Tai šis pastatas tampa tam tikrų simbolių, kaip dirba naujasis miesto vadovas Valdas Benkunskas ir dabartinė valdančioji dauguma. Daug pažadų, realių darbų nedaug. Taip, galime pagirti Valdą Benkunską už tai, kad grąžino žalias rodiklės. Tai yra vienas iš Vilniaus bekamščių punktų, kurį buvo galima padaryti per 3 savaitės. Darbų sąmata 800 €. Valdui Benkunskui užtruko metai pakeisti tik žalias rodikles. Aišku, mieste vyksta ir pozityvių dalykų, kaip miesto tvarkymasis, bet kaip visada sakau, kaip ilgametis buvęs miesto vadovas, aš nesigiriu, kad rytais valau dantis. Tai čia tam tikra miesto higiena. Tvarkyti gatves, jas remontuoti ir panašiai. Bet tie darbai trunka be proto ilgai. Tai pavyzdžiui, Liepkalnio gatvė. Pradėta praeitų metų gegužę, pagal tempus sakiau, jeigu jie taip dirbs, daug dievų spės iki Kalėdų. Praėjo Velykos, dar darbai nebaigti ir neaišku, ar bus baigti net iki vasaros. Dar ir daugiau tokių dalykų būtų galima paminėti, kas galėjo būti padaryta ar nepadaryta, tačiau be abejonės mes išplatinsim spaudos pranešimą ir mielai atsakysime į klausimus. Ir dabar tada pakviesiu tarti žodį Vidūną Sadauską, Laisvė ir teisingumas frakcijos seniūnas. Dėkoju, sveiki visi. Tai turime taip pat vieną svarbę žinutę. Kaip žinote, viešųjų pirkimų tarnyba paskelbė labai Vilniaus miestui svarbės išvadas, kuriuose buvo aiškiai konstatuota, kad ta ekonominė našta ir visi įsipareigojimai, kurie buvo skirti būtent dėl kainos nacionalinio stadiono indeksavimo, yra nepagristai priskirta tik tai savivaldybei ir ministerijai. Ir dėl to viešųjų pirkimų tarnyba pateikė rekomendacijas koreguoti būtent tarybos sprendimo pakeitimą, kuriuo būtent buvo priimti indeksacijos skaičiavimai. Ir mes nematome kitos galimybės, kaip tik tai šaukti neeilinę tarybą ir būtent registruoti tarybos sprendimus projektus, kuriais siūlome visų pirma, tai yra pripažinti netekusių galios tarybos sprendimus, kuriais buvo būtent patvirtinti šitie pakeitimai dėl indeksacijos. Na, o kitas dalykas, kas yra svarbiausia miestui, tai yra siūlome sąžiningai atskirais etapais organizuoti viešuosius tarptautinius pirkimus, kurio daugiafunkcio komplekso objektai būtų pastatyti atskirom dalim. Ir taip pat labai svarbu ir ką reikia paminėti, tai yra tai, kad viešųjų pirkimų tarnybos išvados yra mūsų nuomonė kritinės ir juose fiksuoti tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, kad tam tikra indeksacija, pavyzdžiui, kuri atlikta tyrimo, projektavimo darbams yra apskritai negalima ir tai nėra nenumatytos aplinkybės. Tai iš esmės įvertinus visą šitą kontekstą, manome, kad šiuo metu yra reikalingi drastiški pokyčiai būtent susijęs su mūsų daugiafunkcijų kompleksu. Tai tiek būtų. Dėkoju Vidūnui Sadauskui, Lietuvos socialdemokratų frakcijos seniūnas Povilas Pinelis. Tai dėkui kolegoms už pakvietimą, dėkui susirinkusiems. Šiandien gal trumpiau negu visada, negu įprastai. Tai
Mero kadenciją mūsų frakcija vertina kaip labai blankę, kaip šiandieninis turbūt dangus ir tos saulės, tai skirtingai, kad nelabai matosi, tai neartėjo toj tarybai, tai tas liūdina. Iš tikrųjų, meras buvo išrinktas labai dideliu kiekiu balsų žmonių ir aš manau, kad tie žmonės, kurie tikėjosi pokyčių, yra smarkiai nusivylę. Pokyčių arba nėra, arba jie yra per lėti, arba, kaip kolega jau minėjo, yra higieniniai. Mūsų frakcija ypatingai didelį pastabų ir kritikos turi dėl Vilniaus miesto švietimo. Mieste yra milžiniškos problemos, šiai dienai trūksta viso virš 400 mokytojų, iš kurių 200 dalykininkų, o už tai atsakingi vicemerai, tiesą sakant, daro ne tai, kad cirką, nes cirkas atvažiuoja ir išvažiuoja po dienos, o daro iš tiesų prastų humoro festivalį. Draskomos yra mokyklos, priešinamos bendruomenės, segreguojant vienus mokytojus nuo kitų. Ir vilniečiai neturi kol kas nei kažkokio, tai nemato nei plano, nei net pagaliau konceptualios vizijos, kaip tas švietimas plėtosis, kaip plėsis jo infrastruktūra, kaip bus sprendžiami mokytojų motyvacijos, psichologinio klimato, streso klausimai. Į esminius klausimus Vilniaus valdančioji dauguma atsakymą neturi ir beje paskirti žmonės šitos koalicijos visiškai netitinka net žemiausių kompetencijos kriterijų. Tai iš mūsų prašymas, raginimas valdančiai daugumai, kol dar nevėlu imtis tų darbų, nes žaidimai ir populizmas, ypač švietimo srityje, yra toks dalykas, kurį atitaisyti bus labai sunku. Dėkui. Aleksandras Nemunaitis, Ryšių grupė. Ačiū visiems. Kai man reikėjo prisiminti kokią nors gerą darbą, kurį yra atlikęs Valdas Benkunskas per savo pirmų kadencijos metus, tai aš sugebėjau prisiminti vieną, už ką esu tikrai dėkingas, tai yra tai, kad nuo Žaliojo tilto nukėlė tas baises geležinės suvirintus tos rėmus. Visus kitus darbus iš esmės lydėjo skandalai, jie iki šiol jį lydi. Ir ką norėčiau pasakyti, kad šita kadencija, tiek meras, tiek taryba ypatingai nesiskaito su įstatymų raide, nereaguoja į reguliuojančių institucijų pastabas ir komentarus, negirdi opozicijos, neteikiami dokumentai laikų ir su kuriais galima būtų susipažinti, kur galima būtų iš tikrųjų pateikti kažkokius konstruktyvias pastabas, kas būtų naudinga vilniečiams. Tai yra viskas iš esmės vyksta buldozerio principu. Geriausias to pavyzdys yra kolegos paminėtas nacionalinio stadiono klausimas. Absoliuti dauguma vilniečių tikrai gali pamatyti, kaip proteguojamas verslas. Ir aš manau, kad tikrai ne vienas yra susimąstęs, ką atstovauja Vilniaus meras - verslą ar viešą interesą. Tai ačiū, kad leidot susitikti, kad leidot pasisakyti. Tikiuosi, kad vis tiek konstruktyvus opozicijos bendras darbas laikų bėgant vis tiek atneš kažkokius vaisius. Dėkoju ir mielai atsakysim į klausimus. Gerai, tai pirmas klausimas, jeigu pradėtų Maskvos namų, tai vis dėlto kokia būtų perėmimo procedūra? Tai tik tai nacionalizavimas, kuris galbūt užtruktų labai ilgai ir turbūt būtų pirmasis Lietuvoje. Iš tikrųjų, manau, kad yra ne vienas teisinis kelias, nes neužmirškime, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra bendradalininkė VŠI, kurios yra steigėjas Maskvos namai. Ir 50% balsų teisės priklauso Vilniaus miesto savivaldybei. Kitaip tariant, tikrai yra ne vienas teisinis kelias, kaip priimti sprendimus, kurie leistų savivaldybei pilnai šio pastato disponuoti. Aišku, dabar aplinkos ministerija pradeda lyderiauti šiame procese ir jie netgi taip pat pritarė ir siūlo galbūt panaudoti tai pačiai funkcijai skiriant Ukrainos tarptautiniai mokyklai arba kažkam panašiai. Ir kelias tikrai yra, noro nėra. Arba, kaip sako, pažadėti lengva, padaryti yra arba nesinori kažkodėl tai, arba tiesiog tingisi. Aš nepasakiau savo kalboje, net šiandien ir norėčiau pavadinti, kad Vilnius susirinko merą, kuris dirba pusę etato. Kodėl? Todėl, kad jeigu pažiūrėsime, kiek meras per mėnesį vidutiniškai praleidžia atostogose arba išvažiuoja į komandiruotės, tai susidaro beveik trečdalis darbo dienų. Tai kitaip tariant, meras dirba pusę etato, kai dirbi pusę etato, jokių pažadų negali gyventi. Tas klausimas turbūt ponui Nemunaičiui.